Gido kviečiama klausytis prie Vidmanto Ilčiuko kūrinio Akimirkos tėvo mirtis. Parodos gido 18 puslapis. Galbūt pati intimiausia fotografija slepiasi už salės gale esančių pravirų durų. Retai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre matoma erdvė įsileidžia žiūrovus ir leidžia pažvelgti iš aukštesnės perspektyvos, nuo laiptų viršaus, išlaikant atstumą į užgęstančią gyvybę. Kūrinys nerekomenduojamas jautriems žiūrovams. Vidmanto Ilčiuko užfiksuota kelių kadrų sandūra Akimirkos tėvo mirtis 1992–1996 metų fotografijų kadrai yra autoriaus pagauti efemeriški, tarsi laike nykstantys vaizdai. Matoma pati intimiausia žmogaus būsena. Portretas darytas tarsi prieš išleidžiant paskutinį atodūsį. Įdomus ne tik pats kadras, bet ir tai, kaip jis fotografuojamas. Fotografiniais vaizdais manipuliuojama tarsi per neskaidrų stiklą, pasitelkiama kadrų seka. Anksčiau matyti pavieniai atvaizdai ir fotografijų seka skirtingai atsiskleidžia erdvėje ir fiksuoja net patį laiką, jo pokytį ir judėjimo kryptis, taip sukuriant platesnį erdvės, kurioje atsidūrėme suvokimą. Neveltui ši laiptinė lieka nepasiekiama lankytojui. Ji lyg ribinis slenkstis, per kurį dar nelemta peržengti. Saulėlydis yra tarpinis laikas, kažko pabaiga ir naujų galimybių pradžia. Tai buvo audio gidas skirtas uostamiestyje vykstančiai pirmajai Klaipėdos bienalei Saulėlydis kas 2 metus. Bienalę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Danijos meno fondas.